Labadiena, pateikiame Utenos rajono savivaldybės administracijos naujienas. Rengiamas Vyžuonaičio parko dalies įrengimo techninis projektas. Utenos centralizuotos šilumos tiekimo sistemos įvertinimo sertifikatas. Sportiškiausia Adolfo Šapokos gimnazija. Utenos turizmo informacijos centras dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje Baltur 2013. Akcijos metu perspėjimai rūkaliams. Rengiamas Vyžuonaičio parko dalies įrengimo techninis projektas. Utenos rajono savivaldybės administracijos užsakymu rengiamas šiaurinės Vyžuonaičio parko dalies įrengimo projektas. 2010 metais vyko Vyžuonaičio parko įrengimo projektų konkursas. Pirma vieta komisijos sprendimu buvo paskirta uždarai akciniai bendrovei Želdynai parengtam projektui, todėl ši įmonė tęsė pradėtą darbą. Vyžuonaičio parke numatomas šiaurinės vakarinės ežero pakrantės tvarkymas, menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas paliekant vertingesnius medžius, ežero pakrantės valymas, vejos įrengimas. Projektuojama automobilių aikštelė prie Birutės gatvės, skirta paplūdimio ir parko lankytojams, šalia aikštelės numatoma vieta tualetui, prijungtam prie vandentiekio nuotekų ir elektros tinklų. Kadangi nuo stačių šlaitų esančių rytinėje parko dalyje atsiveria nuostabus vaizdas, projektuojami apžvalgos takai su laiptais. Parko teritorijoje numatoma įrengti vaikų žaidimų ir treniruoklių aikšteles, pavėsines. Motyvuotus pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima pateikti projekto rengėjai uždarai akciniai bendrovei Želdynai, Ratnyčios gatvė 17-1 Kaunas, projekto vadovui Regimantui Pilkauskui elektroniniu paštu, kurį matote apačioje. Ir teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr-specialistei Jūratei Paragytei elektroniniu paštu, kurį matote apačioje. Utenos centralizuotos šilumos tiekimo sistemos įvertintos sertifikatu. Atsižvelgdamas į Lietuvos ir ES energetikos strateginiuose dokumentuose akcentuojamą mokslinių tyrimų skirtų siekti saugaus ir patikimo tiekimo, efektyvesnės energijos gamybos ir vartojimo, platesnio atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo reikšmę, Lietuvos energetikos institutas, bendradarbiaudamas su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuoto šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija, Utenos mieste ir 5 savivaldybėse atliko centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemų analizę. Sistemos buvo vertintos pagal pirminių išteklių naudojimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir poveikio aplinkai faktorius. Tyrimas parodė, kad Utena pastaraisiais metais gamtinius išteklius naudojo gana efektyviai. Jų naudojimo technologijos uteniškiams taip pat leido atsinaujinančios ir atliekinės šilumos dalį pakelti iki 43%. Uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos tinklai irgi neviršijo CO2 emisijos. Lietuvos energetikos institutas Utenai 2013 metams suteikė sertifikatą, kuris įpareigoja uteniškius stengtis efektyviai spręsti energijos tiekimo ir vartojimo klausimus ir ieškoti būdų, kaip dar labiau sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 išmetimą. Sportiškiausia Utenos Adolfo Šapokos gimnazija. Vasario 7 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyko Utenos miesto gimnazijų sporto šventė. Joje dalyvavo per 300 dalyvių. Iš visų miesto gimnazijų gimnazistai rungėsi 10 rungčių. Vyko emblemos nuotraukų konkursai, geriausio sportininko gimnazisto konkursas.
Bene daugiausia emocijų sporto centro salėje sukėlė gimnazijų vadovų varžytuvės bei mokytojų ir direktorių rungtis kamuolio mėtymas į krepšį. Vadovų varžytuvėse taurę iškovojo Dauniškio gimnazijos direktorius Donatas Juodelė. Taikliausias buvo Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas. Adolfo Šapokos gimnazijos rinktinė į krepšį per 5 minutes sumetė daugiausia kamuolių, pelnė 96 taškus. Šventėje besirungiančius gimnazistus stebėjo ir nugalėtojus apdovanojo Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, mero patarėjas Gintautas Petravičius, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys, Utenos daugiafunkcio sporto centro direktorius Alvydas Surgautas. Pačia sportiškiausia gimnazija tapo Utenos Adolfo Šapokos gimnazija. Utenos turizmo informacijos centras dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje Baltur 2013. Vasario 8–10 dienomis Utenos turizmo informacijos centras dalyvavo 20-oje tarptautinėje turizmo parodoje Baltur 2013, kuri vyko Rygoje. Dalyvavimas parodose ir leidinių leidyba finansuojami projekto Turizmo gebėjimų vystymo stiprinimas Latgalos, Utenos, Vitebsko regionų bendradarbiavime lėšomis. Baltur 2013 vienas svarbiausių turizmo renginių Baltijos valstybėse, apimantis turizmo informacinius centrus, kelionių operatorius ir agentūras, viešbučius, spa centrus ir kitus turizmo verslo atstovus. Parodos lankytojams ir svečiams buvo išsamiai pristatytas naujas turistinis žemėlapis Beladvina ir Baltijos ežerų kraštas ir lankytinų turistinių objektų katalogas Jūsų geriausios atostogos Latgaloje, Aukštaitijoje ir Vitebsko srityje, kviečiantys aplankyti Aukštaitiją, Latgalos regioną Latvijoje ir Vitebsko sritį Baltarusijoje. Turistiniai leidiniai išleisti latvių, lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 2013 metais leidiniai bus platinami ir kitose tarptautinėse turizmo parodose. Akcijos metu perspėjimai rūkaliams. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą nuo 2013 m. vasario 1 dienos Utenio aikštę ir Dauniškio parką paskelbti nerūkymo zonomis ir uždrausti juose rūkyti. Norėdami Utenos visuomenę supažindinti su šiuo sprendimu, Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus specialistai kartu su Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojais ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais paskelbtose nerūkymo zonose vasario 1–10 dienomis vykdė prevencinę akciją. Jos metu buvo išdalinta per 20 nerūkymo zonų Utenos mieste schemų, 500 lankstukų informuojančių apie rūkymo žalą, įstatymus numatančius draudimą rūkyti tam tikrose vietose ir baudas skiriamas už teisės aktų reikalavimų nesilaikymą. Akcijos metu nuobaudos paskelbtose nerūkymo zonose nebuvo taikomos. Šiuo metu Utenio aikštėje ir Dauniškio parke rūkantiesiems bus skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 litų. Atkreipiame dėmesį, kad Utenio aikštėje ir Dauniškio parke apie tai, jog šiose teritorijose draudžiama rūkyti, perspėja specialūs ženklai. Utenio aikštėje jų yra 6, Dauniškio parke 11. Šiandien tiek. Geros dienos.